važiuojant iš Lietuvos ant Frankfurt-Oderio sienos, Vokietijos sienos, sustabdė pareigūnai ir buvo pareikšti kaltinimai, kad aš kažkam tai pardavęs 3,5 kilogramo heroino, kad 5,2 kilogramo marihuanos žolės pardavęs ir pareikšti kaltinimai, kad aš vairuoju automobilį šiuo metu su padirbtu vairuotojo pažymėjimu, kad aš net neturiu vairuotojo pažymėjimo. Iki šios dienos jokios mano apklausos nebuvo. Kaip taip gali būti? Nei prokuroras, niekas neatėjo. Atėjo tik tai po 20 dienų advokatas. Su bylos medžiaga prašau susipažinti. Tai sako, va dabar turi galimybę, eik su vienu pareigūnu, kuris prižiūri tą teismą, rūmus ir taip toliau. Eik su juo į sklepą dabar, va duosim tau bylos medžiagą 10-15 minučių persiskaityti. Negali neštis nei telefono, nei užrašų knygelės, negali būti nei advokatas, nei vertėjas kartu su tavim. Eini viens pats su tuo pareigūnu, turi 10-15 minučių susipažinti su byla. Vokiečių kalba yra mano negimtoji, netgi man lietuviui lietuviškus dokumentus dabar pasiėmus, tie teisminiai terminai ir taip toliau, kaip viskas rašoma, man net lietuviui būtų sudėtinga lietuviškais dokumentais pasiruošti. Tai kaip man dabar lietuviui su vokiškais dokumentais pasiruošti per 10-15 minučių save ginti teisme? Kaip tu gyneisi, ką tu sakei, ką tu aiškinai, jeigu aš, pavyzdžiui, niekaip absoliučiai nesusijęs, aš net nežinočiau, nei ką sakyti. Pateikiau visus įrodymus, kad aš esu pilnai legalus žmogus, kad aš turiu įmonę ne vieną, kad aš vykdau veiklas legalės, kad aš uždirbu legaliai pinigus ir kad aš visiškai su šitom nesąmonėm nesusijęs. Ką teisėjas daro? Jis pasiema bylą, atsistoja ir išeina iš salės. Net neatsako į manas klausimus, tiesiog atsistoja išeina. Po 10 minučių grįžta ir tęsia toliau teismo posėdį, kaip nieko net neatsakęs į klausimą. Žinoma, aš iš karto jam užduodu antrą klausimą. Ir jis vėl pasiema bylą, atsistoja, išeina iš salės. Grįžta po 10 minučių, vėl jis tęsia toliau teismą. Per teismo posėdį nebuvo nei karto vartojami žodžiai, kad galimai ar tai... Įtariama. Ar įtariama buvo, šnekama visada, man tas tai padarė, man tas kaltas ir taip toliau. Žodžiu, viskas buvo jau suplanuotas, mano teismas už akių, kaip mane turi nubausti. Advokatas prie manęs sako, man tai sako, matai, kas vyksta teismo salėje, sako. Aš tau visiškai nieko negaliu padėti. Tau yra jau nuspręstas, sakykime, tas 4 metų bausmė ir visiškai aš tau nieko negaliu padėti. Sako, vieną dalyką, ką aš tau galiu patarti, važiuok į Šveicariją, pasilik Šveicarijai 5 metam, aš po 5 metų sutvarkysiu, kad tu galėtum vėl grįžti į Vokietiją. Kodėl Šveicarija? Nes ne Europos Sąjunga. Kodėl taip atsitiko su tavimi? Jie mane grinai baugina, kad aš pabėgčiau iš Vokietijos. Bet tu Jie nori priversti mane, kad aš pabėgčiau, kad nereikėtų jiem išmokėti mano įmonės nuostolių. Čia šią dieną mes jau esam beveik sukaupę apie 1 milijoną eurų, kurį valstybė turėtų man išmokėti, nutraukus baudžiamą bylą prieš mane. Advokatai visi šokė netgi, kas čia vyksta su manimi. Neturiu į nieko atsakymą, aš turiu tik taip pat daug klausimų, lygiai taip pat kaip ir visi kiti, kurie išgirsta mano istoriją. Neįtikėtina. Labadiena, šiandien skandalinga išpažintis yra vėl kitokia. Turėsime teletiltą su Vokietija ir kalbėsime su verslininku, nors jis sako, kad jau yra buvęs, apie istoriją susijusią su narkotikais, kai jis pateko į labai keblią situaciją ir iki šiol iš jos negali išbristi. Sveiki, su manim kalbasi Mantas Bilertas, teisingai? Taip, esu Mantas Bilertas. Kur gyvenate? Šiuo metu gyvenu Vokietijoje, Nürnberg mieste, nes esu įpareigotas čia būti, o iki šiol gyvenau Lietuvoje, Šiaulių rajone, Kuršėnuose. Kaip atsidūrėt Vokietijai? Ar kaip visi lietuviai emigruoja, ar kiti keliai? Taip, čia buvo dar 13 metais aš emigravau į Vokietiją, čia gyvenau, dirbau ir
Gavosi taip, kad 19 metais gimė dukra mano čia Nürnberge ir kadangi mes čia buvom vieni, be tėvų, be nieko, be jokio užnugario, kaip sakant, nusprendėme su vaiko mama grįžti į Lietuvą gyventi. Ir gyvenom Lietuvoje. Ir čia 22 metais įkūriau aš įmonę Lietuvoje, UABą, ir įdarbinau 30 žmonių iš viso, tiek spėjau įdarbinti. Tie žmonės važiuodavo per mano įmonę į Vokietiją, Disnėjų laivuose, mes įrenginėjom tiek ventiliaciją, tiek vamzdynus visokius. Viskas sekėsi gerai, bet iki sausio 1 25 metų sekėsi viskas gerai. Bet tai ties sakymasis, verslas žlugo? Situacija tokia, kad šią dieną aš esu teismuose taip pat su užsakovu, nes užsakovas išnaudojo mano situaciją ir neišmokėjo pinigų, nors darbininkai dirbo ir laukė manęs, kol aš būsiu paleistas iš kalėjimo, kad galėčiau valdyti toliau savo įmonę. Aš stengiausi visai, kad mane čia išleistų, kad galėčiau spėti kontraktus, kad suvaldyti visą situaciją, bet manęs niekas neišleido. Jūsų istorija yra ir per tą laiką. Per tą laiką, žinoma, kol aš sėdėjau, užsakovas išnaudojo progą, nesumokėjo pinigų, žmonės išvažiavo namo, žmonės padavė mano įmonę į teismą, negavę algų ir taip toliau. Ir čia dabar teismų maratonuose visi metai man. Tiek su Lietuva, tiek su Vokietija ir taip toliau. Tai kaip jūs verslininkas dabar, ar jau buvęs žlugęs verslininkas, kaip čia pavadinti? Jo, geriau pasakykim, žlugęs verslininkas, bent jau laikinai, kol išsispręsiu visas savo tas problemas, sakykim taip. Na, buvusių verslininkų nebūna, kaip sakoma. Tai galbūt viskas susiklostys sėkmingai ir pavyks atstatyti tai, ką buvo sukūręs. Man tai istorija jūsų iš tikrųjų nėra kasdienė ir norėčiau, kad papasakotumėt viską nuo pradžių, tos sąsajas, to nusikaltimo, kuriuo jūs esate apkaltintas, siekia 2020. Taip. Tai kasgi čia nutiko? Čia situacija buvo tokia, kad kai mano vaikas gimė, kai mes nusprendėm su moterim važiuoti į Lietuvą, tada aš perleidau savo nuomojamą butą vienam vokiečiui, kuris gyvena taip pat su lietuvė. Ta lietuvė prašė manęs, kad padėčiau, nes jie gyveno pas tėvų ir taip toliau. Aš jiem perleidau tą butą, atidaviau tą butą ir viskas. Išvažiavau į Lietuvą savais reikalais, kaip sakant, taip. Ir dabar dar užmiršau pasakyti, kad 24 metais čia į Vokietiją tiek su lėktuvu, tiek su automobiliu keliauta į darbus pirmyn atgal, iš Vokietijos skrista į Airiją, visur niekas, jokių man klausimų nekėlė, buvo viskas gerai. Nieko nežinojai, ne, absoliučiai apie... Nieko nežinojau, viskas buvo gerai, aš darbavausi, savo darbus dariau, įmonės veiklą ir taip toliau. Ir kad mes grįžom ant kalėdų su darbininkais į Lietuvą, žinoma, kalėdų švenčių švęsti su šeimom. Ir sausio 1 turėjom iš karto išvykti į Vokietiją atgal darbuotis, nes tai buvo susitarta su užsakovais, kad mes sausio 3 vėliausiai jau būsime darbė ir tai toliau atlikinėsim savo darbus. Na ir sausio 1 važiuojant iš Lietuvos ant Frankfurt Oderio sienos, Vokietijos sienos, sustabdė pareigūnai patikrinimui, nes dabar šiuo metu sienos yra uždarytos Vokietijos, beveik kiekvieną automobilį tikrina ir taip toliau, ir čia jau 1,5 metų vyksta viskas. Taip. Ir žodžiu, taip pat mes papuolėme tą kontrolę ant to patikrinimo ir pareigūnai. Aš buvau už automobilio vairo, aš pats vairavau automobilį ir pareigūnai man sako, išlipk iš automobilio, turim pasišnekėti. Išlipus iš automobilio, man buvo uždėti iš karto antrankiai. Ir buvo pareikšti kaltinimai, kad aš 20 metais kažkam tai pardavęs 3,5 kg heroino, kad 5,2 kg marihuanos, žolės pardavęs ir pareikšti kaltinimai, kad aš vairuoju automobilį šiuo metu su padirbtu vairuotojo pažymėjimu, kad aš net neturiu vairuotojo pažymėjimo. Nors aš jį pateikiau, originalą, ne? O tas pažymėjimas kieno buvo? Vokietijoje išduotas? Lietuvos išduotas originalus pažymėjimas, kaip priklauso. Viskas, pas mane tai vairuotojo pažymėjimas geras. Tikrai, ne koks ten padirbtas ar dar kažkas. Nu ką, žinoma, mane sulaiko, uždaro, aš darbininkam dar perspėjau, sakau, jūs prašau dirbkit, toliau darykit užsakymus, aš čia kažkoks nesusipratimas,
aš čia greitų laikų išeisiu į laisvę ir toliau darysim savo darbus. Kaip yra. Išeisiu į laisvę gerai skamba. Jau galvoju, Nu, kad iš tikrųjų nes mane kaip ir sulaiko į tardymo izoliatorių. Tai jeigu aš nekaltas, kodėl aš ten turėčiau sėdėti, tai aš dėl to pasakiau, aš to išeisiu į tą laisvę ir susitvarkysim, viską toliau darbuosimės. Nu, tai darbininkai taip ir padarė, jie dirbo. Jie žmonės padarė darbus, viską kaip priklauso. Ir, žodžiu, ir galų gale niekas nemokėjo. Taip ir, vat. O man... Tave uždaro į areštinę turbūt, aš nežinau, kaip ten Vokietijoje būna ta sistema, kaip ten veikia, papasakok tą visą, kas vyko toliau. Išveža pareigūnai nuo automobilio kažkur. Taip, jie mane išvežė į komisariatą, aš prabuvau ten 2 paras tiesiog policijos komisariate uždarytas. Po to jie mane perkelė į Kotbuso kalėjimą, netoli Berlyno. Taip. Ten praleidau kelias dienas, po to iš Kotbuso pervežė į Dresdeną, po to iš Dresdeno į Zulį, va taip 13 dienų. Turistinė kelionė per kalėjimus Vokietijos. Jo, kol grįžau iki Bavarijos, iki savo miesto, iki Nürnbergo, keliavau per kalėjimus, 4 ar 5 kalėjimus aplankiau, iš viso 13 dienų buvau ant transporto. Tai va, atvykus, žinoma, į Nürnbergą, mane jau ten pasodino mane netgi iš karto įmetė pas nuteistuosius, nes buvo užimti visi laikini tardymo izoliatoriai ir mane iš karto pas nuteistuosius. Nuteisė žangstu. Jo, tai buvo man iš tikrųjų geriau, nes nuteistieji, žinoma, turi daugiau laisvo laiko negu į tardymo izoliatoriją, nes čia Vokietijoje tardymo izoliatorijoje būna atrakinti žmonės 2 valandas į dieną, 22 valandas sėdi uždaryti, o pas nuteistuosius aš turėdavau 6 valandas laisvo laiko atidarytas. Tai man iš tikrųjų netgi pasisekė, kad aš ten pas juos pakliuvau, o ne į tardymo izoliatorių. Žinoma, turbūt pamokė, kaip reikia elgtis su teisininkais, patekus į tokią situaciją. Kas liečia teisininkus, tai aš nuo pat pirmos dienos pasiėmiau savo privatų advokatą, aš jam sumokėjau pinigus, kaip priklauso, jis man padėjo išeiti į laisvę. Po kiek laiko išėjai į laisvę? 4 mėnesius mane pralaikė. 4 mėnesius. Nors aš pateikiau jau 1 mėnesį, kad aš esu įmonės vadovas, kad mano žmonės dirba Vokietijoje be vadovo šiuo metu ir taip toliau. Aš netgi siūliau sumokėti depozitą, kad mane išleistų, kad aš galėčiau savo įmonę toliau valdyti. Taip. Ir taip toliau. Niekas. Neįdomu niekam. Po 4 mėnesių, kai jau mano verslas viskas subirė buvo, viskas konkrečiai sudraskyta, ką buvau sukūręs, tada jie mane išleido į laisvę, žinoma. Ir ką, laukiau laisvėj teismo posėdžių. Bet neskubėkime, gal dar prieš tai vis tiek. Tave uždaro į areštinę komisariate ir apie tos kaltinimus tau, pasakė prie automobilio, bet vis tiek tu turėjai jau ir apklausą turėjo įvykti, paaiškinti savo poziciją oficialiai, kažkada turėjai uždaryti. Jokios apklausos nevyko, niekam neįdomu, mano pozicija buvo visiškai. Pirmą kartą atėjo pas mane mano privatus advokatas, atėjo sausio vidury. Jeigu aš gerai pamenu, kažkas apie sausio 20 dieną. Tu nori pasakyti, tu sėdi 20 dienų, kad ateina tik advokatas po 20 dienų, o tyrėjas ar prokuroras, aš nežinau, Vokietijos teisinės sistemos. Nei prokuroras, niekas neatėjo. Atėjo tik tai po 20 dienų advokatas, mano privatus. Ir oficialius įtarimus, kaltinimus tau atnešė tada tik tai, ar jau prieš tai buvai gavęs ir galėjai svarstyti savo kažkokią gynybinę poziciją? Aš iki šiol nesu nieko gavęs. Patikslink. Aš žinau tik tai žodžių lygmenį. 20 dieną, kai mano privatus advokatas atėjo, jis atsinešė bylą. Aš šitą bylą galėjau su juo kartu užmesti akį 15 minučių. Viskas. Ir man advokatas atėjęs sako, man tai tau sako, čia neišsisukti, tau kaip minimum 4 metai kalėjimo, po 2 metų deportas ir negalėsi kaip minimum 5-6 metus atvykti į Vokietiją ir taip toliau.
tau čia tų kaltinimų yra pareikšta nemažai ir taip toliau. Aš jam iš karto atsakiau, kad apie kokį čia mes briedą šnekam, nes aš nesusijęs visiškai ir čia parodykit jūs man įrodymus, kad aš čia būčiau kažkur susijęs. Taip? Ir jis pradėjo vartyti bylą, atsisėdęs prie manęs, jis žiūri bylą, aha, va tas žmogus, kuris šnekant manęs, davė policijai mano telefono numerį. Ir paaiškino policijai, kad per šitą telefono numerį, per kažkokias tai programėlės mes susišnekėjom, viską susiderinom. Bet kai policija prazundavo tą numerį, išsiaiškino, kad tas numeris iš viso ant kažkokio turko vardo, jis net ne mano numeris. Tai ne tavo numeris netgi teisingai. Net ne mano visiškai numeris. Ir, žodžiu, va tokia situacija. Atsiradusi kažkokia moteris vardu Milano, kuri kaltina mane, kad aš jai tą heroiną pardavęs. Aš tą Milano, aš net neįsivaizduoju, kas per tą Milano. Aš ir sakau advokatui, iš kur jūs čia sukūrė tas istorijas? Jūs rytoj ateisit pas mane, sakysit, kad aš kažką užmušau. Sakau, ką jūs čia šnekat, žinai? Ir advokatas pasiėmė to, sako, tu čia kaip ir tipo... kaip ir viską neigi, su niekom nesutinki. Tai žinoma, su kuo aš su niekom nesutinku, nes aš su niekom nesusijęs. Kokius jūs čia man absurdiškus kaltinimus teikėt. Aš turiu įrodymus, kad aš legaliai uždirbu pinigus, kad aš turiu įmonės ir taip toliau. Ir apie ką mes čia šnekam iš viso, ne? Neįtikėtina.